Sveiki, mėlyjeji, senai besimatėm, labai trumpas ir labai ekspromtų, tai yra neruoštas komentaras apie paskutinį mūsų pirkinį. Aš kalbu apie Patriją 6x6 šarvuočius ir mes jau matome, bent jau aš matau, tikriausiai ir jūs matote, tuos komentarus, kuriuose sakoma, kad tai yra perteklinės kiekis perkamas, 936 priemonės, kovos ir transporto priemonės. Taip pat sakoma, kad tai yra tiesiog grabai šiame dronų kare, dronų amžiuje. Kas dar sakoma, kartais labai juokingai priešinamas šitas technikos vienetas su mūsų turimais Boxer vilkais. Iš ties, ką aš galiu pasakyti dabar, lenkdamas tiesiog pirštus apie tą priešinimą, tai ko gero lyginsim lengvąjį automobilį su Scania vilkiku ir nors kiekvienas formaliai atlieka tą pačią funkciją, tai yra važiuoja keliu, tačiau paskirtis šitų priemonių yra visiškai skirtinga. Lygiai taip pat ir su mūsų kovos mašinomis vilkais ir šarvuotais transporteriais Patrija, nežinau, ar turės kokį lietuvišką pavadinimą, tačiau lyginti, atsiprašau, su pirštu yra visiškai beprasmiška, nes nieko bendro daugiau, be to skyriaus gabenimo galbūt šitos transporto priemonės ir kovos priemonės neturi. Kalbant apie dronų poveikį, tikriausiai nereikia sakyti, kad dronai veikia kinetiką, meta tą kinetiką, tai yra sprogsančias priemonės arba smogia, taranuoja savimi. Ir atsiminkime šarvą, tam tikro Stanak lygio šarvą, kuris atlaiko pas šitas Patrijas 762 tiesioginį pataikymą iš keliasdešimties metrų, už 100 metrų sprogęs 155 mm sviedinys nepažeis to šarvo. Aš jau nekalbu apie tą pėstininkų taksi funkciją ir tikriausiai mes nesiruošiam kurti savo kariuomenės Romos legionierių pagrindų, kur viskas buvo pėsčiomis arba dar kažkokia tai senesnė ar naujesnė kariuomenė. Transportas reikalingas, šarvuotas transportas reikalingas taip pat. Jo labiau reiktų atsiminti, kad ant kiekvieno iš to transporto priemonių galima pastatyti elektroninės kovos priemonę ant kiekvienos arba ant dalies tų transporto priemonių, o taip viešai ir deklaruota, kad dalis Patrijų bus pritaikyta oro gynybai, manau, kad trumpojo nuotolio oro gynybai. Taigi važiuojančias Patrijas dengs, paprastai šnekant, kitos važiuojančios Patrijos. Apie šarvo ir pėstininko apsaugą aš taip pat jau tikriausiai ir pasakiau. Ką dar pridėti dėl kiekio? Atminkime dėl kiekio, dėl pirkimų, dėl pinigų pačių, 1,5 milijardo įvardinta suma. Vėlgi jokiais būdais buhalteriškai negalima, aš tą visada stengiuosi akcentuoti, dalinti 1,5 milijardo iš skaičiaus, iš vienetų skaičiaus ir gauti kažkokią įsivaizduojamą sumą. Mes nežinome tų vadinamų offsetų, nes tik tai žinome, kad vyksta dėrybos dėl surinkimo arba tam tikrų komponentų arba dėl visų mašinų komponentų gamybos Lietuvoje. Todėl vėlgi taip vienetų skaičiaus nepasakysime, tačiau atkreipčiau dėmesį, kad šį kartą mes perkame ne savotišką eksperimentinį modelį, kaip buvo, jeigu kaip vieningą vienį, kaip sako senukai, turėsime galvoje vilką, tai yra vilko korpusas, vilko važiuoklė, kėbulas plus bokštelis, visai ne vokiečių gamybos, tai šiuo atveju mes turėsime tą vieningą vienį ir neužsiminėsime eksperimentais. Aš labai džiaugiuosi pirkimais, būtent šituo pirkimu, nes važinėti arba gendančiais M113 arba tiesiog po Unimogo brezentu, visi suprantam, kad yra, švelniai tariant, ypatingai po to brezentu, švelniai tariant nesaugu. Taigi sveikinu mus visus su, tikiuosi, įvyksiančiu puikiu gynybos pirkiniu. Stebėkite Sausuolį, užeikite į Sausuolio Patreoną, Contribui, nuorodas pabandysiu įdėti ir iki greito.